Jeigu kompiuterių inžinijos katedra, tai jinai kompiuteris kūrė. Kaip jums, kaip atrodo, apie kokius kompiuteris kalba? O dabar aš turbūt asmeninio kompiuterio nedarysiu ir turbūt negalėsiu su Intelio procesoriais konkuruoti, ne? Jūs žinot, kad pagrindinė kompiuterio dalis, ne, tai yra procesorius, smegenys. Ir kaip jūs galvojate, Lietuvoje gamina procesorius? Negamina. Procesoriai tai yra labai sudėtingas aukštų technologijų procesas, kada audinami silicio arba galio arsenito kristalai, tik labai turtingos valstybės, turbūt 4 vietose pasaulyje gali sau leisti tokį dalyką. Ką mes galim padaryti Lietuvoje, tai mes galime projektuoti įterptinę sistemą. Girdėjot ką tokį terminą? Mikrovaldikliai. Mikrovaldikliai. Gal net esat matėt, kada tokį plokštę kaip Arduino, gal kas turi tami? Ne, turiu, bet matęs. Matėt. Nu tai o Raspberry Pi? Nu, tai dar turit ką, bet... Dar išmokti. Dar išmokti, tai va. Tai kompiuterių inžinijos katedra, turime omeny, kad kuriame įterptinį kompiuterį. Tai pavyzdžiui, šitą plokštę konkrečiai, čia jau yra mikrovaldiklis. Bet mikrovaldiklį mes galime vadinti įterptiniu kompiuteriu. Nes tai valdo visą šitą plokštę ir tai, ką mes prie jos prisijungsim. Tai va, o kaip jūs galvojate, pavyzdžiui, automobilyje yra įterptinių kompiuterių? Yra ne vienas, o net kartais labai daug. O pavyzdžiui, šaldytuve? Nu, nebent jūsų šaldytuvas Minskas yra 86 metų. Tai klausimas. Tai gal, paslaidė 94, tai nebus. Bet bendrojo atveju dabar netgi visos kalbėjo mašinos. Viskas turi įterptinį kompiuterį. Jūsų žvejojančių bent vienas. Žinot, kas yra echalos? Jo. Ultragarsinis ar ne, siųstuvas imtuvas, kada gaudami, yra ultragarsinis siųstuvas ir gaudami atspindžiai ultragarso nuo dugno ir tada galime išsibraižyti dugno paviršių, koks dydis. Ir tada jisai protingas, jeigu jisai siunčia ir mato, kad kliūtis pajudėjo, tai supranta, kad jeigu kliūtis judanti, tai yra žuvis. Tai va. Niekas nesat matę tokio dalyko kaip Deeper parduotuvėse. Mačiau. O žinot, kad jisai suprojektuotas ir pagamintas Lietuvoje? Vienas mano kolegų dalyvauja įkūrė. Deeperis tai yra tokio dydžio apvalus bumbulas. Kaip jie sugalvoja sutaupyti pinigų, pavyzdžiui. Pati mintis yra labai įdomi. Nes standartinis echolotas kas yra? Sonaras, pats siųstuvas, plius yra apdorojanti dalis. Tai yra ekranas, kuris ten apdoroja duomenis, nustato. Ką jie sugalvoja? Sugalvoja apdorojančią dalį iš vis išmesti. Jie pagamino tik sonarą su Bluetooth siųstuvu. O apdorojimą atlieka, jie parašė programėlę išmaniam telefonui arba planšetui. Tiek turi ten tą gudrę mikrūšę, tai susiriša ir su iPhone'ais, ir su Androidiniais telefonais. Tai reiškia, visas apdorojimas, tai yra ta dalis, kuri brangi, yra telefone, tai už tą nereikia mokėti. Ir dėl to daug pigiau galima pagaminti aukštos klasės echolotą. Tai yra labai graži paprasta mintis ir tie žmonės, kurie įsukūrė, jo tiesiog parašė projektą į Kickstarterį ir dėjo tokį puslapį kaip kickstarter.com. Tai va, siūlau visiems apsilankyti ir pasižiūrėti, ką žmonės kūrė. Kickstarterio sumanymas yra toks, kad jūs sukūrėt kažkokį produktą ir po to prašot pinigų masiniai gamybai. Ką norėtumėt gaminti? Bet ką, ten yra išmaniųjų durų, mačiau pradėti išmanėje šaukdynė, dar visokių nesąmonė. Tai išmanus batai, ko tik nori. Ja. Ir jūs prašot finansavimą. O ten yra visa atskira dalis, yra ant drabužių, ant maikių prisisių ten išmaniųjų dalykų, kuri ten šviečia mirga. Tai va. Tai sumanymas toks, jūs prašot pinigų ir už tai, kad jums paukojo pinigų, jūs prašot, pavyzdžiui, pirmą produktą, kurį pagaminsiu, atiduosiu tau. Ir turit surinkti per tam tikrą laiką pinigų. Jeigu surinkot, paleidžiat masinę gamybą, visi pinigai keliauja jums, jūs išsimokat, ką žadėjot, ką atiduodat ir toliau tęsit. Jeigu nesurinkot, nu ką, reiškia, idėja nebuvo sėkminga, bando dar kartą. Tai va, tai tas Deeperis laimėjo Kickstarteryje, pasileido, dabar jie, nežinau, kažką parkūrė, nežinau, ką ten tas Friday lapas daro, bet toliau galvoja kitų dalykų. Tai va, tai dėl to siūlau visiems to ir ištimti. Dabar, nuo ko prasideda visas projektavimas? Nes aš visą, ką čia matau, tai yra čia dviejų dalykų. Aš pasiėmiau. Pusė yra mūsų absolventų baigiamieji darbai. Kita dalis yra mokomosios priemonės. Tai gerai, truputėlį apie elektronikos tą pasaulį. Nes žmonėm atrodo, kad elektronika yra kažkur. Va ten, va toli, čia aukštosios materijos, o čia nieko nesuprantu, ten tas kompiuteris kažko manęs klausė, nežinau ką daryti. O kai pamatom, čia va kažką, tai iš viso baisu pasidaro, ne? Čia kažkas šviečia, mirga. Taip. Tai gerai. Elektronikos pasaulis. Elektros sąvoka. Ar žinot, kas yra elektra bendroji sumoje? Kas yra elektros srovė, pavyzdžiui, apibrėžimą? Kryptingas elektronų srautas, ne, atsimenu. Tai va.
Ir bent jau mano mokykloje, kiek aš atsimenu, tai visą laiką, kai kalbėdavom apie elektros srovę, visą laiką būdavo gretinamas sulaistymo žarną į vandenį. Ne? Nežinau, kaip dabar, bet mano mokykloje tai visą laiką pasakodavo, kad ten susiję, nežinau. Tai va, ir čia matom, kad įtampa tai iš esmės atitinka spaudimą žarną, ne? Kiek yra vandens. Ir kuo didesnis spaudimas ir kuo didesnė apimtis, tuo daugiau gali vandens pratekėti. Tai su elektra lygiai tas pats. Ne, jeigu norime, kad daugiau pratekėtų, tai reikia didesnio skersmio laidininkų. Tai dabar jungimo sąlygos. Matot pirmoji atveju atvira grandinė. Ir lemputė nešviečia. Dėl ko? Nutrauktas laidas. Ne? Tai tam, kad iš viso veiktų jūsų prietaisas, tai pagrindinė sąlyga, kurias turi tenginė, tai grandinė turi būti uždara. Ne? Tai turi būti ir vienas, ir kitas. Pavyzdžiui, jeigu jūs pasižiūrėsite visas šitas lempas, tai jungiklis nutraukinės tik vieną iš laidininkų. Vienas lieka pastovi prijungti. Ir jeigu elektrikas netikęs, tai palieka prijungtą fazę. Ir tada, kai kiti lemputę, gali gauti per nagus gerai. Tai. Kitas dalykas – trumpasis jungimas. Niekam nėra nutikę tai, kaip kokį girliandą namie taisė. Kas yra trumpasis jungimas? Trumpasis jungimas tai jūs sujungėt vieną ir kitą laidininką, vieną ir kitą polių maitinimo šaltinio laidų, o laidas yra, gali būti vertinamas kaip labai mažos varžos apkrova. Labai staigiai užauga srovė ir sugadinat viską. Dažniausiai dūmai parūksta ir išmeta saudiklį. O jeigu vėlgi elektrikas netijęs ir saudiklį buvo kaip tarybiniais laikais mėgdavo, kai vadindavosi žučiokas, vėlos apvyniotą saudiklį ir visur. Tada jisai niekada nesudega, iš pradžių laidą sudega. Bendrojo normalios veikimo sąlygos tai yra apkrova jungiama prie šaltinio. Matot. Abu galai yra netiesiogiai laidų sujungiami per lemputę. Lemputė turi savo kažkokią varžą ir, aišku, turi būti paskaičiuota tam šaltiniui. Gerai. Dabar jungimo metodai. Tai, elektrinė varža. Esat girdėtas terminas. Varža tai apibrėžia pačio laidininko ar mūsų kažkokios apkrovos pasipriešinimas srovei tekėti. Tai va, ir varža matuojama ohmais. Ir mato didžiąją omega raidė žymė. Irgi turbūt girdėjo tai. Taip, nu ir čia tiesiog pavyzdžiai elektrinių varžų. Rezistorių, matot, pačia viršų yra čia keraminis rezistorius, jisai dažniausiai didelės apkrovos. Mažos varžos būna ir didelės srovės. Čia tarybinių porą elementų, čia šiuolaikiniai žymai stebimi. Pavyzdžiui, kur kiekvienas iš jūsų namie vėlgi turi labai galingą varžą, visi iš jūsų. Kaip jūs įsivaizduojat, kur, pavyzdžiui, varžiniai prietaisai naudojami? Lydintuvas, elektrinis arbatijonukas, radiatorius elektrinis, visa tai yra tiesiog varžos, ne? Tai reiškia, elektros energija yra keičiama šiluminė energija. Taip. Nes arbatinukė ten nieko gudro nėra. Jeigu kad nors atsidarysite, išsiardysit pačią spiralę arbatinuko, tai pamatysit, kad ten yra nikromo, nikelio su kromu lydinio, viduj keramikoj siūlas ir viskas. Ir jisai tiesiog, kadangi labai atsparus temperatūrai, jisai labai stipriai kaista, dėl to, kad jo maža varža didelė srovė teka ir per keramiką, ir po to metaliniam korpuse perdodam tiesiog šildymui. Dėl to žinot, kad tuščio arbatinuko negalim. Nes jeigu jums tuščio arbatinukais, tai beprotas smarkiai kaista, kai yra įpiltas vanduo, neleidžia jam perkati. Taip. Nu ir, pavyzdžiui, jeigu mes pažiūrėsime šiandien, tai čia matot irgi, šitie dalykai, čia rezistoriai, varžas yra prilietuotas. Ir matot, ant kiekvieno iš jų yra žymėjimas. Tai žymėjimas, tai būtent pagal jį galima pasižiūrėti, kokie tai yra varža. Jūs, kadangi visi turite išmaniuosius telefonus, tai gali susiinstaliuoti Androido Elektrodroid ir pasižiūrėti suvedę brūkšnikus, pasakys, kad čia per varžą. Taip. Na ir varžos vėlgi jungiamas lygiai grečiai arba nuosekliai. Akivaizdu, kad jeigu jungiam nuosekliai vieną po kitos, ne? Pavyzdžiui, tai varža didės, o jeigu sujungiam dvi lygiai grečiai, varža mažės. Nu, tas pats, kad buvo vienas vamzdis šalia pravedėt antrą, juos sudubliuojat, jau vandens galės daugiau pratekėti. Taip, dabar ohmo dėsnis. Šitą irgi turbūt esate girdėję dėsnį. Ane? Jisai būtent apibrėžia, kad grandiniai yra trys pagrindiniai parametrai, srovė, įtampa ir varža, ir jie yra tarpusavy susiję. O žinot visi, kad jisai buvo nustatytas eksperimentiškai. Kad jisai būtent buvo atrastas ne atliekant, sėdėjo ohmas ir matavo realiai ir žiūrėjo, kaip gaunasi. Jisai neturi jokio kitokio įrodymo, tik eksperimentinį. Na, kitas įdomus faktas, kad termino varža nebuvo ohmo suformuotame dėsnyje. Jisai dirbo su Siemensai, su Laidu. Tai, nu, ohmo dėsnį visi girdėjote, ne? Srovė ir įtampa yra tam tikrų būdų susiję.
Ne, kad jeigu didinat varžą, auga srovė. Gerai. Taip pat, kaip pasakiau, visos varžos turi du parametrus. Vienas yra elektrinė varža fiziškai, kitas yra gale jos. Tai kokią maksimalią srovę galima per ją leisti. Tai va taip nutinka tada, kada nepaisam šitų sąlygų. Esu pats matęs, kaip atrodo. Atsivėlės, na, gražiai, bet trumpai dėk. Taip. Dabar apie šviesos diodus gal esate ką girdėję, arba kitaip vadinamas ledus. Nematėt patininguotų mašinų, kur ten daugna šviečia visai atkarp. Tai jo. Tai ar žinot, kas iš esmės yra šviesos diodas? Taip, tai yra puslaidininkinis šviesos šaltinis. O kuo jisai ypatingas? Kuo jisai geresnis už lemputę? Kaip jums atrodo? Jo, teisingai. Jisai labai vartoja mažai energijos, lyginant su lempute. O pagrindinis jo skirtumas, ar žinot, kas yra diodas bendroje atveju lyginant su vandeniu? Praleidžia srovę tik vieną pusę. Jo, praleidžia srovę tik vieną pusę. Tai būtų atbulinis, pavyzdžiui, vožtuvas, kalbant apie vandenį, tai būtų diodo atitikmuo. Tai šviesos diodai yra dabar vartojami praktiškai visur, kur tik įmanoma. Ir čia pastaraisiais 5 metais buvo labai didelis protrūkis gamybos šviesos diodų, nes jūs apie šviesą, apie optiką matinatės, ne? Tai šviesos bangos ilgis atitinka tam tikrą spalvą. Tai pradžiai buvo labai sunku technologiškai pagaminti tokio bangos ilgio šviesos šaltinį, kuris priimtinas akiai, visi mėlyni būdavo tokie, ne? Tai jau toks mėlynas, kad ultravioletą būna. Užsidegi net negera pasidaro. Tai dabar labai pasistumėjo ir tikrai šviestuvai, šviesos diodiniai, manau, kad yra. Taip. Ir dabar, kas yra įdomu, kad priklausomai nuo struktūros šviesos diodo labai skiriasi darbinės srovės šviesos diodo. Matot, kad pats pirmas yra infraraudonųjų. Jisai vartoja mažiausiai energijos, o baltas vartoja daugiausiai. Tai reiškia, tam pačiam kiekiui išspinduliuoti iki tokios bangos reikia skirtingos srovės. Tai tiesiog dėl to, pavyzdžiui, optronos ir visokiuose optiniuose prietaisuose, kurie skirti optiškai atsiet dvi elektrinės dalis, visą laiką viduje naudojami infrarediniai diodai. Tai neįkas, nors optronas bus su infrarediniai diodai. Tai va, dabar truputėlį apie projektavimą. Vat, pavyzdžiui, aš čia atsivežiau tokį dalyką, kalėdinę eglutę, šviečiančios iš visos diodos. Bet pradžiai reikėjo ją kažkaip pagaminti. Kaip jūs galvojate, nuo ko prasidėdavo tokio dalyko projektavimas? Schemos darbinės. Čia šitas dalykas, ką jūs matote, tai vadinama principinė elektrinė schema. Ne, turbūt vadovėliuose truputėlį matėte gabaliukų. Tai pradžiai reikia sugalvoti, aišku. Pirmų reikalą reikia sugalvoti, ką aš noriu padaryti, o po to yra nubraižoma principinė elektrinė schema. Reiškia, jūs nei apie pačią formą plokštės, nei apie tatelius, apie nieką negalvojat. Galvojat, iš principinė elektrinė schema yra, kad parodyti veikimą. Kaip tai veiks? Gerai. Toliau. Antras etapas. Va. Antras etapas yra išvedžiojami, jau yra programinė įranga, yra išvedžiojami tateliai. Vario šitie dalykai yra vadinami tateliais. Jie yra kaip laidukai. Jie iš esmės perduoda elektros energiją, ne? Taip. Ir yra speciali programinė įranga, kurie iš principinės schemos jūs prie, kad ten galite apsirašyti taisyklės, yra tai dalis automatizuota. Pačios populiariausios, ko studentai naudojasi, gal esat girdėję, toks yra Altium Designer, profesionalus įrankis. Kita dalis yra, kurio net yra nemokama versija iki kažkokio dydžio, iki tam tikro elementų kiekio, yra CapSoft Eagle. Studentams labai patinka, nes didžiulės duomenų bazės visų elementų, nes jums reikia žinot elementą ne tik, kad tai yra šviesos diodas, bet ir jo dydį, kad jisai, kaip projektuosit plokštę ir dėliosit, žinotų, kiek jisai užims vietos. Tai va, dabar atkreipkite dėmesį, matot, visos šitos eglutės yra 7 šviesos diodai, taip? O šiandien, jeigu jūs atkreipsite dėmesį, jie yra porom, po 2, ne? Tai viso jų yra 14. Kodėl? Kaip jums atrodo, kodėl jų yra daugiau nupiešta schemų, negu aš jums rodo švydiškas? Nes kiekvienam šitam korpusui yra po 2. Geltonas ir žalias. Tai va. Esate girdėję tą terminą RGB? Žinot, kad iš raudonos, žalios ir mėlynos galima sumaišyti bet kokias spalvas. Kitas standartas yra CMY, bet šviesos diodas RGB naudoja. Cyan, magenta, yellow. Tai va. Tai šitam korpusui yra 2 spalvų šviesos diodų ir jie atskirai jungiami. Dėl to ir vaizduojami vienas ir kitas.
Kitas dalykas, ką svarbu žinoti, čia jau pradžiamokslis mes studentam pasakojam, kad jeigu nori šviesos diodą prijungti, būtinai įjungti varžą, nes varža apriboja srovę. Pavyzdžiui, atkreipė dėmesį, kalbant apie prožektorius, kad jeigu prožektorius yra firminis, jis kainuoja brangiai. O jeigu nusipirsit kinietiškai, jis švies labai stipriai, bet trumpai. Kodėl? Taip yra daroma dėl to, kad yra apgaunamos charakteristikos šviesos diodo. Šviesos diodas yra skirtas dirbti prie tam tikros srovės, nes dabar neturiu lentelės, bet yra grafikai, kaip nuo diodo srovės priklauso jo tarnavimo laikas. Ir galima susikelti įtampą, srovę labai padidinsim ir jisai tikrai labai ryškiai švies. Bet nelabai ilgai užtruks tas švietimas. Tai jau. Tai gerai. Dabar kitas dalykas aktualus, kurį noriu jums parodyti. Kalbant apie skaitmeninius prietaisus, jūs atkreipėte dėmesį, kad, pavyzdžiui, maitinimo blokai telefonų, pavyzdžiui, telefono pakrovėjas, jeigu kalbėtume apie telefono pakrovėją, tai paimkime Nokios 3310 tokio dydžio. O dabar mažučiai iš viso. Tai taip vadiname impulsai. Ir kas yra melomanai, garso mylėtojai irgi žino, kad stiprintuvais laikų bėgant mažėja, ypač skaitmeniniai stiprintuvai pasidarė mažesni. Dėl ko taip yra? Pavyzdžiui, elektronikai pats sudėtingiausias dalykas yra pasidaryti analoginį lygį signalą. Pavyzdžiui, čia yra mūsų įterpties sistema su mikrovaldikliu. Ir šiuo atveju kas vyksta? Ant šviesos diodas uždegamas arba užgesinamas. Čia darbinė įtampa yra 5 voltai. Tai reiškia, 5 voltai atsiranda ant šviesos diodo, 5 voltai nuimami. 5 voltai atsiranda ir matot, jisai šviečia. Vienaip kitaip čia rašyta tie programėlė, mirs yra tu. Bet kartais mums gali reikėti pasidaryti švelnų perėjimą. Matot? Iš žalios į raudoną. Iš žalios į raudoną. Keičiasi. Tai vat, kaip mums padaryti, kad jisai perėtų? Tai įsivaizduojate, kad švelnus perėjimas, kad vyktų, tai kas vyksta? Žalios įtampa mažinama nuo 5 voltų, o raudona tuo pačiu metu švelniai keliama. Nu, tada ta didesnė pasidaro. Tai ir čia yra pagrindinė problema, kad labai sunku analoginį įtampą gauti, yra labai sunku, iš principo analoginis signalas yra labai nepatogus. Ir naujuose stiprintuvus ir visur tai yra apgaunama. Kaip jūs galvojat, kokiu metodu galima pasidaryti? Pavyzdžiui, mums reikia, kad būtų 3 voltai, o nebe 5. O išėjime mūsų tik 5 voltai. Tai kaip mes galėtume tos 3 voltus pasidaryti? Transformatorių. Transformatorius, bet žinot, kad transformatorius transformuoja tik kintamą, nesrovę. Nes transformatorius, DC keitikliai būna, bet jie brangus yra. O pats transformatorius veikia tik su kintama srove. Tai reiškia, reikia sinusinį signalą kažkokį ir kažkokius impulsus jam pageneruoti. Tai labai daug problemų atsiranda. Kokių dar įsivaizduot metodų? Kaip pasidaryti 3 voltus, kad tie, kaip čia pridėsite? Yra naudojama taip vadinama impulso pločio moduliacija. Gal kas esat girdėję, gal nesat girdėję. Jos yra sumanymas toks, kad jūs keičiate tokį parametrą kaip svarba. Tai įsivaizduokit, pavyzdžiui, jeigu labai greitai signalas yra, nėra, ne? Tai impulso pločio ir diodas yra inertinis elementas. Jeigu mes labai dažnai išjunginėsim, mes nepamatysim mirgėjimų, pamatysim, kad tai pridėsim. Tik tai. Nes tik pusę laiko tieksim į energiją. O jeigu tiekti energiją ne pusę laiko, 70%, jisai ryškiau švies. O jeigu 30%, dar blandiau. Taip yra ir garso stiprintuvai veikia lygiai tokių pačių principų. Jie sumažėjo dėl to, kad kai atkuria garsą, nebėra tarpinių elementų. Arba pilnas, arba nieko. Bet kadangi tai daroma tiek dideliu dažniu, mes to nepastebim. Ir, šis diodas yra inertinis elementas. Iš esmės, jeigu jūs norėtumėt kokiam valdymui, tai jums reikėtų ar kondensatoriaus, ar bet kokio induktyvinės, arba filtrą pasidaryti, kad jisai tos pulsacijas nukarpytų. Bet bendroju atveju būtent taip yra daroma. Dėl to mes, sakau, anksčiau tai buvo sunku, nes jeigu jūs žemų dažnių, pavyzdžiui, kartą per sekundę išjungėte, tai jūs matysit, uždėsą užsidedė. Net ir 10 kartų per sekundę matysit, uždėsą užsidedė. Tas impulso pločio moduliacijos nešantysis dažnis, kuriuo įsijunginėja, dažniausiai būna kelių kHz eilės. 5 kHz, 10 kHz. Tai yra, įsivaizduojate, reiškia 10 kHz, tai yra 10 000 kartų per sekundę, jisai įsijungia. Jūs akim tikrai nepamatysit tokį, ar ne? Tai va, dėl to gausit tokį švelnų gražų perėjimą. Tai ja. Dabar kitas dalykas. Jūs pasiemat, nusiperkat Arduino ir norit kažką su juo pabandyti padaryti. Tai pasiemat į ranką ir kuo jūs ten? Gremžtuku ant jo bandysite išgremžti programą. Jums turbūt taip tiesiogiai nesigaus, ne? Tai ja. Tai ko jums reikia? Jums reikia programavimo aplinkos kažkokios ir per asmeninio kompiuterio, tam, kad jūs galėtumėt kažką įrašyti.
Tai šitiem Arduino programuoti yra Arduino aplinka speciali, labai paprastai programuojasi. Tikrai, esame, tokią eglutę užprogramuoti. Nu šitą sunkiau čia, truputėlį pažengęs lygis. Bet tokį dalyką pasidaryti, tai čia nėra ką. Tai va, taip atrodo Arduino plokštė, taip atrodo programavimo aplinka. Ta. Visas programavimas iš esmės tai yra modifikuotas C kalba. Jeigu literatūrą skaitysit, tai jinai vadinama dar Arduino kalba, bet iš esmės tai yra C su labai nedidelė modifikacija. Tai va, tai jūs tiesiog nustatot, kuri jungtis yra įėjimas ir išėjimas. Žinot, ko skiriasi įėjimas nuo išėjimo. Įsivaizduojat, pavyzdžiui, kokia yra išėjimo funkcija. Kam jis reikalingas? Tam, kad paveiktų kažkokią išorinę grandinę. Jūs kažką prijungiat ir naudojate savo valdiklių išėjimą tam, kad jisai kažkaip jį paveiktų. Taip? Nu, uždėktų, užgesintų. O įėjimas kam tada reikalingas? Kad nusiskaitytų informaciją. Bet įėjimas turi būti specialiai toks, kad jisai nepaveiktų tos grandinės. Ja, tai vadinama aukštojo pendantu. Tai va. Nu, čia tiesiog programos gabaliukas. Nustatom, kad LED yra 13, tai 13 mūsų jungtis. Jinai bus outputas, išėjimas ir va, digital write. Tai yra uždėk lemputę, palauk 1000 milisekundžių, uždėsink. Ir tu tas pats. Tai, matot, programa labai elementari. Čia yra tiesiog, esat visi programavę C arba C++ ar Pascalio, kuo nors, kokie programavimo kalba esat, bandę kažką parašyti. C++. Tai kokie būna pati pirmoji programa, kurią rašos? Hello all būna, ne, užrašyti tekstą. Nu, visur, bent jau kur atmačiau, visur būna. Pati pirma užduotis, padaryk, kad užrašytų hello all darbas. Sveiki, aš pradėjau programuoti C. Tai kalbant apie mikrovaldiklius, pati pirma užduotis būna prisilietuoji šviesos diodą ir padarai blinkinį, padarai, kad jisai mirksėtų. O jeigu išmokai pamirksint diodą, tai tik tada judi toliau. Tai tiek skaidrių, dabar norėčiau parodyti visokių dalykų. Pirmų reikalų, kad parodysiu robotą, čia yra mūsų magistranto. Va šitie dalykai yra servo variklis. Servo variklius pavaldyti yra viena iš paprasčiausių irgi užduočių, kuri daroma, jie valdo minkštinčio pločio moduliaciją. Tai yra vienas valdiklis, kuris tik tai valdo kojas, tai reiškia, kuris paduoda signalus į servo variklius šitus. Kita dalis yra valdiklis, kuris yra smegenys. Tai jisai reiškia, va čia yra Bluetooth modulis, kuris susijęs su telefonu. Antra dalis reikia apskaičiuoti kojų koordinatės, ką po kurios dėlioti. Jeigu kas domėsitės, kada mechanika, tai yra inversinė kinematika vadinama. Gerai. Įjungiam smegenis. Užsikroja. Dabar įjungsime galios dalį. Taip, dabar aš turiu telefone mobilią aplikaciją. Androidų jūs visi žinot, kad galima labai nesunkiai parašyti programėlės. Tai prasme, mūsų studentai, ne tie, kurie nelabai ką moka, Androidui sugeba iš template'ų susidėlioti. Devices connected, susijungia. Dabar. Čia yra ultragarsinis siųstuvai atstumo, jisai mato kliūtį, jisai gali eiti pirmin. Krašto nemato? Ne. Bet va, matot, jeigu kadangi priešais jį yra kliūtis. Va. Matot, va čia sureaguoja, pamato kliūtį. Čia nėra, čia mato. Tai va, jeigu aš einu į priekį, jisai eina, va, pamatė kliūtį, sustoja. Tai va, čia yra užprogramuotos kelios, galia nėra, tik nėra. Ja, yra užprogramuotos kelios eisenos. Yra užprogramuotos kelios eisenos. Šiuo atveju 3 eisenos. Eisenos robotam, varam, čia matuojamas kiek kojų vienu metu ore. Vat jeigu atkreipsit dėmesį, dabar jisai eina eisena, kada 3 ore, 3 ant žemės. Tai pati nestabiliausia, bet pati greičiausia. Aš galiu pasikeisti eiseną, pavyzdžiui, į pačią stabiliausią, bet jisai po vieną koją perdėtas, važiuokit. Atrodė šitas. Tai vien. Tai pati lėčiausia, bet užtat pati stabiliausia. Tai arba į kitą pusę. Tai galima ir tarpinę eiseną padaryti. Tai. Kada po 2 perkelinėje, matot, bet lėčiau gaunasi. Tai čia yra daugam kyla klausimas, kam šitas dalykas yra sukurtas. Čia yra magistro baigiamasis darbas ir žinot, kad magistro, turbūt girdėjai, kad bakalauro yra kursai, mokslo dalis yra skirta kažką kurti, o magistro tai jau yra atėjom prie mokslinių tyrimų. Tai reiškia, žmonės jau kažkokius mokosi tyrimus daryti. Sukurti robotą, iš esmės tyrimų nėra labai daug. Tai jisai kam buvo sukurtas? Daug atsiranda studentų, kurie norėtų atlikti su jų tyrimu. Pavyzdžiui,
pirmas dalykas, jeigu mes kūrėme, dabar šitas robotas moka vaikščioti tik lygių paviršių. Jeigu mes įdėsim gyroskopą, esate girdėję, žinot, kas yra gyroskopas. Ja. Jeigu norit pabandyti, kaip veikia gyroskopas, pasimkit bulgarkį į rankas, aukštus ūkių ir ore laikydami, pabandykit ją pasukti, pamatysite, kad jinai labai priešinasi, nes labai dėlių greičių išsuktas diskas. Tai pavyzdžiui, lėktuvose gyroskopas naudojamas tam, kad nustatyti, kada jisai horizontalioje padėtyje. Nes, o kaip ore prisiriš, kad jisai netaip skrenda. Tai jau. Taip, tai tam naudojamas gyroskopas. Tai pagal gyroskopą galima nustatyti, kaip pasviręs roboto paviršius. Ir iš to tada keisti kojų koordinates ir kitaip valdyti. Kitas variantas yra, pavyzdžiui, galima sudėti sensorius, kad jisai jaustų, kada palėtė žemę. Vėlgi galima labai daug dalykų daryti. Tiesiog studentas, būdamas magistratūrai, kūrė maketą tolimesniem tyrimam kitiem. Ir jo tikslas buvo ir reprezentacijos tikslams katedrai panaudoti, ir tuo pat metu sukurti bazę atlikti tyrimam kitiems studentam, nes viską nuo IT jisai pasidarė pats. Tai reiškia, jisai AutoCAD'u susibraižė visas detalės. Nuo ko pradėjo? Pradėjo nuo korpuso, valdymas po to. Pradžių išrinko servo variklius, kurie laikys pakankamai srovės, ir tada susibraižė visą šitą korpusą ir jį pasigamino, išsifrezavo. Frezavimo staklių, manau, ir pas jūs yra pakankamai, kad jūs galėtumėte čia vietoj tokius dalykus. Tekstolitą pafrezuoti tikrai galima padaryti. Jo, čia iš tekstolito šitas dalykas. Taip, tada susirinko ir tada jau pasigamino iš 2 mikrovaldiklių sistemą jo valdymui. Taip, čia yra, aišku, labai aukšto lygio. Toks studentas, kuris stoti gerą baigiamąjį darbą, padaro, įstoja tikrai kartą per 5-6 metus. Bet bendroji sumoj, tai turėkite omeny, kad kur jūs bestotumėt, ar čia Lietuvoje, VGTU, KTU, užsienį, bet kokią instituciją, jūsų nieks nemokys per privatą. Tasme, jau nebebus to, kad jūs kažkas spaustų kažką daryti. Tasme, nenorit, nereikia. Lygiai taip pat VGTU kiekvienais metais, kaip ir bet kurį kitą universitetą, tiek Lietuvoje, tiek užsienį, baigia daug žmonių, kurie gauna diplomą visiškai nebūdami jokiais specialistais. Ir tasme, kai jūs darbinsitės, niekas jūsų diplomą paklaus, bet iškart pamatys, kad jūs nesuprantate, apie ką kalbate. Jeigu jūs norite kažką pasiekti, jūs turite vis tiek domėtis to dalyku. Tai dėl to bent jau su Arduinais, tai nuo ko čia pradžia mokslas yra Arduino. Su Arduinais tai linkiu visiems bent jau turėti namie tokį dalyką, nes tai yra pati pradžia. Tasme, Arduino ką daro? Pavyzdžiui, ką daro mūsų studentai su Arduino? Tai baigiamieji jau darbai, ne tai, ko mes mokom, tai, ką jie savo laiku kaip entuziastai arba kaip baigiamosius darbus daro. Tai pasiema, nusiperka modeliuką, seną, kokią nors mašinėlę. Tada nusiperka iš eBay Speedy Bluetooth moduliuką, pasiema, nusiperka Arduino, užsideda ant jo Bluetooth modulį ir yra tokios paprastos mikroschemos šitų variklių valdymui. H-bridge'ai, taip vadinami. Tai va, tada pasirašo programėlę Androidui programėlės rašyti, sakau, iš viso ten nereikia jokio sumanų. Ir prisiriša prie accelerometro. Accelerometras yra toksai prietaisas, kuris yra kiekvienam išmaniam telefone partingesniam, jisai reaguoja greitį jo judėjimu. Tai tokius per gumą, labai miniatūrinės viduje korpusas susijusios plokštelės, ir kada jūs verčia telefoną, ne viena kitos atžvilgiu persislenka. Ir jisai nejaučia, kuri padėtis horizontali, bet jaučia pokytį padėties. Dėl to, jeigu jūs verčia telefoną, jisai supranta, kad telefonas pasivertė. Ir nuo to valdo modeliukai. Jisai greičiau pajuda, gali atgal pavažiuoti. Tai tokius dalykus namie galite pasidaryti kiekvieną. Pavyzdžiui, ką galite pabandyti savo pažaisti? Pavyzdžiui, namie pasidaryti su Arduino šviesos jungiklį. Aš nuo mano vaikystėje tai buvo didžiausia svajonė, kad kai atsiguliu lovą, labai tingiu atsistos šviesai įsijungti. Gal dabar neaktualu, bet sakau, va tokį dalyką, kuris programėlė pasirašyt, kuri išjunginėtų šviesą, tai nėra ką daryti. Tai va, ką dar norėčiau parodyti? Jau paimsiu, kur ten pralintuot. Noriu parodyti kitų 2 studentų darbą. Labai įdomu. Užgošim tavas. Parodysi, kad sukalbėjus. Viską parodyti. Gerai, robotas šiandien pasirinkti. Voras jau šiandien savo padirbėjo. Čia jisai su ūgais, man atrodo, ne? Batai. Batai, jisai su kailiuku. Nes šitas robotas, tai jisai po parodas padalyvavo, jisai su prezidentė jau 2 kartus sveikinusi. Mūsų žvaigždė. Kitas dalykas, yra 2 studentai padarė ranką. Tiesa, jau truputėlį nukentėjo. Bluetooth'as yra tokia sąsaja, kurią galima labai lengvai konvertuoti į UARTą. UARTą jūs gal nežinosit, UARTas kas yra. Bet galbūt esate iš senovės girdėję, kad buvo prietaisų iki šiol kasos aparatų senovinių jungiamų per komportą prie kompiuterio. Gal esate girdėję tokį dalyką kaip komportą.
Nesat communication port prie kompiuterio, būdavo pelės, būdavo tai plokščiai jungtim. Nu, nesat tai nesat, bet komportas iki šiol jisai kompiuteriuose pačiuose labai retai naudojamas. Bet netgi, kai aš per USB prisijungiu Arduino, jisai sukuria virtualų komportą, per kurį programuoja. Nes tai yra tiesioginė prieiga prie duomenų siunčimų, prie baitų. Ir Bluetooth'u galima tą patį padaryti. Tai čia yra plokštė, viduj pirštinės. Yra plokštė. Galim pamatyti palakti. Kaip sako, tai viduj yra... Viduj yra mikrovaldiklis, čia vėlgi yra centre smegenis mikrovaldiklis. Čia yra šalia Bluetooth'o motorius. Ir čia yra valdomi servo varikliai, generuojami signalai. Tai visa šita dalis yra ganėtinai klasikinė, nes servo variklių teorija aiškiai valdymo, daugiau 5 servo varikliai. Bore, pas Bore yra 18 servo variklių. Dėl to ten buvo labai sudėtinga pagalvoti apsivaluoti algoritmą tiems varikliukam valdyti, nes mikrovaldikliai neturi aparatiškai tiek impulso pločio moduliacijos išėjimų. Šiuo atveju visą tai buvo paprasčiau. Bet sudėtingiausia dalis buvo sukurti lenkimo sensorių. Nes klasikinis lenkimo sensorius tai yra, esat matę tokį juodą paraloną, pavyzdžiui, kompiuterio motinė plokštė atvažiuojant jo padėti, toksai truputėlį tepalų suteptas. Niekas nesat matę, kada naują detalę nusiperkė elektroninį, jinai būtent tokį juodą paraloną padėti. Ar plokštė motinė kompiuterio, ar vaizdo plokštė. Tai tas dalykas yra laidus. Jis yra laidininkas tam, kad apsaugotų nuo statinio krūvio. Tai jeigu jūs paimsite tą paraloną, iš vienos ir iš kitos pusės izoliaciją prisuksite laidus prie jo, tai kai jūs lankstysite visą šitą dalyką, keisis varža tarp tų laidų. Tai vienas paprasčiausių lenkimo sensorių, taip gaminamas. O čia studentai sugalvojo kitokią visiškai teoriją. Jie pasidarė optinius lenkimo sensorius, jie pasidarė vamzdelius. Vienoj vamzdelė galėjo šviesos šaltinis, kitoj imtuvas. Ir kai jūs lenkiate pirštą, kiekis šviesos, kuris atsispindi nuo sienelių, kinta. Ir apšviesumas antrojo sensoriaus keičiasi. Ir dėl to jinai indikuoja, kiek sulinko pirštas. Tai čia yra pačių sudėti. Tasme, matot, tiek magistratūroje, tiek bakalaurė nėra tiek svarbu, ar tikrai tai bus visada pritaikom. Pavyzdžiui, studentai, galbūt šitas sensorius nėra optimalus, galbūt jisai nebus taip iškart kažkur pritaikytas, bet tai yra niekur niekada negamintas pačių studentų sugalvotas dalykas. Tasme, toks ir tikslas yra inžinierius. Inžinierius turi būti kūrybingas, kūrybiškas žmogus. Tai va. Tai gerai. Tai va tiek apie roboto ranką. To jau dabar parodysiu dar mūsų kačiuką. Taip. Nu čia dar prieš kačiuką. Tai, kas tai yra? Tai yra maketas, kuriuo mes mokiname programuoti trečiakursius. Susipažįsta su mikrovaldikliais. O čia yra pats paprasčiausias, pačios paprasčiausias klasės mikrovaldiklis. Čia yra PIC 16. Jūs mikrovaldikliais, kas domitės, tai žinot, yra pagrindiniai gamintojai, ne? AVR-as ir PIC-as. Ne? Tai atmelis, kuris gamina AVR mikrovaldiklius ir PIC-as. Tai Arduino yra su AVR-u, čia yra PIC-as. Iš esmės jie yra 8 bitų mikrovaldikliai lygiavertiški. Tai visas pradžiamokslis, kad išmok daryti tokius dalykus, tai reikia išmokti iš pradžių šitas lemputės pamirsti, ne? Šviesos diodus. Ir va šitą, čia LCD ekranas. LCD ekranas irgi turi tam tikrą protokolą, tai taip vadinamoji lygiagrečioji sąsaja. Lygiagrečiąją sąsają irgi jūs nebežinot, gal vyresni kolegos žinos, lygiagrečioji buvo LPT, tai nėra postas. Paralel postas, tai buvo lygiagrečioji sąsaja. Lygiagrečioji sąsaja, tai reiškia, 8 bitus visus paduoda, 8 bitam perduot naudoja 8 laidus. Taip, gerai. Dabar kačiukas. Esate visi girdėję apie segvėjus, ne balansyras. Kačiukas ir yra mūsų balansyras iš esmės. Jame yra akcelerometras, kuris žiūri tiek, kur pasilenkia, kai tiksliai lenkiais į priekį, iškart paduoda signalą varikliukams, važiuok į priekį, kad jisai neapvirstų. To mes pavadysim jį įjungti. Į priekį parančiai, jisai priekį važiuoja. Galima sakyti, pakrauti, kad nenuvažiuot nuo stalo. Studentas padaro. Iš esmės, čia daugiausia darbo čia yra programavimo, nes varikliai yra klasikinis valdymas, čia reikia iš esmės, ir paprastas inžinieriaus darbas nuo to ir prasideda, kad pažiūrė internete, surandi tokį gabaliuką, tokį, supandai susidėti krūvų. Kai tai krūvų pamatai, čia kažkokia nesąmonė, čia man nelabai tinka. Čia jau prasideda kūryba, išmeti kažką, pasitvarkai taip, kad tau paprasčiau. O po to sėdi rašyti softą viskam tam. O per kokią čia programą reikia daryti šitos visus programavimus? Programavimas nuo ko prasideda? Reikia, kad mikrovaldiklius programuoti, tai reikia jam programatorius, taip vadinamo, dalyko, kurio programuoti. Programatorių gali pasidaryti patys, tai va, arba galite nusipirkti, bet geriau pasidaryti patiems. Ir čia programuojamas C kalba. Aplinka vadinasi micro C.
Serbų tokia kompanija daro labai neblogą softą. Tai iš esmės, jeigu kas nori pasidaryti programatorių ar dar ką nors, tai galite ten mūsų gados lankstinutės suras mane, parašyti man mailiuką. Aš mielu noru numesiu, pavyzdžiui, žinot, kaip gaminamos plokštės varinės tokios. Kas nors esat namie bandę pasigaminti petelius. Tai ko reikia? Reikia stalinės lempos su taupėja lempute, lemonai nusipirkti ryškalo ir geležies chlorido. Ir plokščių su taip vadinamo fotorezisto sluoksnis. Fotorezisto sluoksnis, tai jautrus šviesai yra. Kaip vyksta? Esat matę senovinius projektorius. O tos, kur įdėdi skaidrėje, rodo kažką šviečia. Tai dar kol kas yra pirkti tų skaidrių. Tai jūs su softu, pavyzdžiui, Eagle, Capsoft Eagle, galite pažiūrėti, tai nemokamas yra mažom plokščiam iki tam tikro elementų skaičiaus. Išsivežioja tatelius, pasidavęs schemą principinį, išsivežioja tatelius. Tada tą dalyką tatelius, vaizdą jau kaip atrodys tikrai, atsispausdina ant skaidrės. Tada nulpot fotorezisto sluoksnį, per kaukę įdedat į nuotraukos rėmelį ir stalinę lempą, nes stalinė lempa labai daug ultravioleto spinduliuoja. Taupiau, jeigu paprasta kaitrinė neveiks, nes nėra ultravioleto spinduliavimo. Ultravioleto užsišvitinate apie 5-3 minutės, kaip nuotraukas darytume senovinės. Tada išsitraukia iš rėmelio, per skaidrę, mato, ten kur buvo tatelė juodi, ten nepateko ultravioletas, kur nebuvo, ten pateko. Tada įmetate iškalą, minutį, tik nuplauti kaukę. Ir ta dalis, kuri gavo ultravioletą, nusiplaus, o ta, kuri negavo, liks. Tai tada išsiryškina, tada metate geležies chloridą ir visą tą varį, kur nusiplojo kaukė, jisai dings, liks tik jūsų tatelė. Tokia technologija. O čia, o tas, jeigu nori sukurti savo tą programą, ta prasme, užprogramavimą, tai čia turi savo kalbą kažkaip ten? Ne, C kalba yra. C kalba, ta prasme, čia standartinė kažkokia Jo, programavimą. jeigu jūs, pavyzdžiui, tą micro-C atsisiūsit kompiliatorius, irgi nemokamas iki tam tikro lygio programos kodą. Tai yra... Nu, teik, tu vieną minutėlę. Tam, kaip atrodo, aš parodysiu visur. Čia. Va, kaip atrodo micro-C. Jo, prieikit čia, nes aš laptopą neatsuksiu, jeigu ką matau. Tiesiog, kuo jisai man patinka, kad micro-C yra tik pavyzdžiai. Jūs norite susikurti, pavyzdžiui, kokią nors, prisijungti temperatūros jutiklį. Jisai jungiamas per tai vadimai I2C sąsąją. Tai yra helpas. Vienintelis helpas, kurį aš mačiau, kuris man patinka. Micro-C Pro. Pro tai mane, nes, pakrenkite, ruošimo, I2C. Ieškau. Rado biblioteką. Reikėjo vėliau pradėti, panelas pradėjo rinktis. Nu va. Taip, dabar... Va. Ir žiūrėkit, atsidarot helpą. Ir helpas yra viskas helpė. Yra nedi. Principinė schema, kaip reikia prisijungti temperatūros jutiklį. Ir po to kodo gabaliukas, kuris veikia, kaip reikia bendrauti. Net į kokį mikrovaldiklį gali panaudoti, kuris tikrai turi aparatiškai I2C. Nu tai čia, nežinau. Tai tiesiog sakau. Tai tiesiog reikia pačiam žinot, ko reikia iš tikrųjų ir galima viskas. Viskas prasideda nuo Arduino. Arduino yra super daug pavyzdžių yra. Atėkit nuo to, kad nusipirkit arba Arduino, arba galite kinietišką analogą. Ten yra visokių. Ten Dėmilavo Arduino, ten yra visokių ten Arduino yra. Arduino, kokių tik nori. Nu ten prasme. Ino svarbiausia, kad vėliau galite iš ebėjus arba Deal Extreme. Turite akauntus Deal Extreme, siunčiatės visoties lėdinės. Jo, tai jo. Ten galite Arduino kloną nusipirkti, Arduino Uno. Jisai kainuos $10. Ir nuo to pradėsite. Jeigu kas labai nesigauna, tai va ten yra mūsų kompiuterio inžinierijos katedros lankstinukai, arba galite užeiti į TIC LVGTU LT, elektronikos fakulteto puslapį. Prie kompiuterio inžinierijos katedros darbuotojų mane susiranda, ten mano elektroninis paštas.